Nu va, atidirbau. Normaliai, pirmą dieną tokia smagiai visai susitikau su senais draugais, nes aš jau ten dirbau. Prieš 3 metus taip gaunasi, jo, nes Tomui 2,5. Tai prieš 3 metus dirbau, dėl neštumo, kai išėjau. Ir dabar grįžau vėl į tą darbą, kad savaitgaliais dirbčiau, 5, 6, sekmadienį. Nu tai fainai, mažai kas pasikeitė viską ir žmonės tie patys likė ir draugės mano, tai labai smagu buvo. Taip. O dabar už 10 minučių lėkiu paimti Luką iš mokyklos ir tada važiuojam pas senį Šaltį. Kur važiuojam? Pas senį Šaltį važiuojam. Neimk kameros. Važiuosim pas senį Šaltį. Būsi geras? Oi, tu mušeika. Kur einam? Kur einam? Nežinau. Į Santą. Pas Kalėdų senelį. Bet oras tai mūsų nelepina, tu šlapia, lyja, o visa šlapia. Skėčio neimu, nes vėjas vis tiek nupūs sulaužys. Tai taip ir važiuojam. Jo, dabar laukiam autobusą, jo? Jo. Taip. Mama, žiūrėk. Aha. Tuoj ateis Renata, laukiam. Va, sėdim, laukiam Renatos. Turiu ateiti jau ir eisim pas Kalėdų senelį. A ne, Tomai? Numetė Tomas kepurą į balą karočią. Neklauso, sakiau, neduos Kalėdų senelis dovanų. O Renata tai irgi paskambino, sako, nu Evelina, pas te planai nepasikeitė. Sakau, ne, važiuoju, jau laukiu autobuso. Sako, nes visada mes... visada aš pakeičiu planus, susitarėm susitikti ir po to aš grįžtu namo ir jau niekur nenoriu eiti. Sakau, oi, ne, geriau neisiu, geriau einu pamiegot, pavalgyt, pagulėti. Karočią, tai jau net nesitikėjo, kad varysim. Bet vis tik išsiruošė mane. Čia žiūrėk. Dilanai. Vilka. Dilan. Tomai, kur eini? Nori eit pas Kalėdų senelį? Ką tu spaudi? Kol mes čia stovim, jis prispaudinės. Ne. Spaudžiu. Jo, čia Klauso kabina, einam. They can colour in there. They can colour in one of the bauble things as well. So there's some crayons there for them, and one of the elves will come through in a minute. Okay. All right. She won't be a minute. Nu va, mes jau pas Kalėdų senelį namukyje. Lukai, sės gražiai, nesukoms. Tomas čia. Sės, gerai duosiu. Impiešk. Impiešk. Dilanai, atsisaky mane. Dilan. Nepaišau. Nepaišo? Paišo. Va, paišo, impiešk. Kalėdų seneliui laišką galima rašyti. Kas čia yra? Piešia? O, kaip gražiai. Nepaišo, nenori. Kaip gražiai čia padaryta. Labai tu pažiūrėk prie to žydinio, kaip fainai. Davai nufotkim mano su vaiku. Atei. Eisit pas Kalėdų senelį, tik neverkit. Dovanėlių duos gerai, nes girdžiu, Dilanukas verkė jau. Kaip čia gražu tas židinukas, pasaka. O Dilanukas, žiūriu, jau verkė, įdomu mano. Šikniai verks ar ne?
Pažiūrėsim. Fainai. Graži eglutė. Nemokėt plėšti, va, atsiklijuoji. Va čia imk ir atplėšk. Eikit piešti. Nu va, ką tik grįžom namo. Vaikai gavo nuo kalėdų senelio dovanėlių. Tomas knygutę, Lukas irgi knygutę, bet kad papaišyti daugiau. Ir dar, šiukšlės. Ir dar paėmiau jiems prisiminimui tokį burbulą, nuotrauką ir tipo ant raktų pakabukas, toks setukas buvo ir galima buvo pasirinkti. Viską po vieną arba va, kartu tokį. Gerai, palauk. Ką aš čia kalbu, to ir parodysiu. Štai tokią maišelį turime. Kągi mes čia turime? Čia rėmelyje foto. Jie su kalėdų seneliu štai. Po to raktų pakabukas. Dvipusis toksai. Lukas Tomas. Taip, Lukas ir Tomas sėdi. Ir man fainiausias dalykas ant eglutės dabar bus papuošti, tai burbulas. O tame burbule sėdi Lukas ir Tomas su kalėdų seneliu. Man šitas fainiausias toksai va. O, mama skambina. Gerai, reikia tik kalbėti per Skype'ą. Ką traukė, kas čia žais? Aha. Ką dar turi? Wow. Aha. Nu, parodai, ką dar radai. Greit rodom. O. Kad jūs dar atnešė? O, eglutė iš miško. Kur tėtis eina? Sakysiu, aš jums ir sakysiu. Pasakys, ligodrom. Skrendu su lėktuvu. Pirk dovanų. Greit grįši su lėktuvu. Į Lietuvą varo. Ką Lietuvoje ten daug brangu. Jo, nevaryk į Lietuvą, Lietuvoje brangu. Mama, fixing tvinga. Kur stengi? Čia babaisė, čia mama. Čia angelas. Tai va, mama angelas, labai gražu. Snow in a one-horse open sleigh. O'er the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtail ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Oh, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. A day or two ago, I thought I'd take a ride, and soon Miss Fanny Brown seated by my side. Okay. I'll put this one in the back there. When he started. He got into a And it wasn't enough to break those. And it wasn't enough. And ready, set. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh.
Titta!